Biblija yra tiek šviesos, tiek tamsos knyga. Biblijai surašytas visos šviesos, visos rūšys, kurias mes turim įgyti per šitą gyvenimą. Tam ir skirtas šitas gyvenimas, kada mes tą šviesą įgytum. Taip pat Biblijai surašytos visos tamsos. Visos tamsos. Šiandien visų net nepaimsiu, paimkim dalį tų tamsų, šiandien pažvelkim į jas, kurias mes turim įveikti. Kai pašalinam tą tamsos uždangalą, vieną, kitą, trečią, kol mes veikiam, tada mes pradedam suvokti šviesą, tada pasikeičia viskas. Automatiškai keičiasi sielos kokybė, pasikeitus sielos kokybė, automatiškai keičiasi suvokimas, atsiranda kiti pojūčiai, kitas pojūtis, su kuriuo mes jaučiam, suvokiam antgamtinį pasaulį, aukštesnį pasaulį kūrėją ir gaudam tą dievišką šviesą, automatiškai suvokimui naujam atėjus atsiranda naujas galimybės, nauji sugebėjimai, naujas galios ir taip toliau. Mes pakeliam į aukštesnę kokybę. Toks tikslas ir yra šito gyvenimo, save patobulinti. Ir šitą savęs tobulinimą mes gausim iš Dievo atlygį. Ir trumpai keletą tamsų paimkim šiandien pavyzdžiausiai. Viena iš tamsų tai yra, pavadinkim, tradicijos tamsa. Aš tai pavadinčiau. Tradicijos tamsa. Negalėjimas atsiriboti nuo neteisingos religinės tradicijos. Suprantu, kad ne viskas gerai, tai mūsų tradicijai, senelių protėvių ten tikėjime ir mūsų tautos tikėjime, bet kaipgi čia nuo tos tradicijos, nuo to kamieno atitrūksi, kaip čia dabar pasirinksi tiesą, o ne tradiciją, taip kaip visi darė šimtmečiais. Štai kokia tradicijos tamsa yra. Svarbiausia, kaip tikėjo protėviai, o jeigu nesvarbu, protėviai teisingai, klaidingai tikėjo, koks skirtumas, svarbu protėviai tikėjo. Patį jų faktą pastatom kaip aukščiausią dvasinio gyvenimo kriteriją. Neklausiam, palaukit, kitų tautų protėviai kitaip darė. Kitų protėviai žmonių dar kitaip darė. Ne, mūsų taip darė. Jeigu mūsų, tai vadėsi teisus. O kitų tai tada išeina neteisus. Ir tiesos nebereikia ieškoti tiesos. Nebereikia galvoti, tiesiog priėmi ir eini iš tradicijos autopilotų ir gyveni, kaip sapne per gyvenimą. Jozės 24 skyrių, atsiverskim, paskaitykim apie šitą tamsą. Jozės knyga, 24 skyrius, antra eilutė. Jozės 24 skyrius, antra eilutė. Kuris sako: Jozė kalbėjo visai tautai, taip sako viešpats Izraelio Dievas. Anapus upės senovėje gyveno jūsų tėvai, Abraomo ir Nachoro tėvas Tara, ir jie tarnavo svetimiems dievams. Aiškiai sako, jūsų protėviai, mūsų protėviai Abraomo tėvai, taip, Tara ir kiti tarnavo svetimiems dievams. Duoda supras, atsiribokit, tai neteisingai. Abraomas už tai ir buvo išvestas, išeik iš Ūro Chaldėjos ir eik į žemę, kur aš tau parodysiu, atsiskirk nuo šitos tradicijos. Va čia yra jau tiesos ieškojimas, o ne akla tradicijos tamsa. Atsimenat, Abraomas, 12 skyrius, pasižiūrėkit, pradžios knyga, 12 skyrius. 12 skyrius, pirmą eilutę sako: Viešpats tarė Abraomui, palik savo šalį, giminės, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Ir 4 eilutė sako: Abraomas iškeliavo, kaip viešpats jam pasakė, su jo draugu išėjo Lotas. Abraomas buvo 75 metų, kai jis išėjo iš Harano. Kodėl Dievas išveda Abraomą iš Harano? Kad tai buvo stabmeldiškas kraštas, netikriems tėvams tarnavo. Tai yra tradicijos tamsa. Tradicija turi būti nepriimama kaip šventa karvė, o permastoma. Teisinga ar neteisinga. Gerai, imkim kokią nors ten tautelę, kur protėviai ten žmonės aukoja ir valgė. Tradicija. Ačiū, jau nebeprimtum šiandien, nebegerai tokia būtų, taip? Tai va, į visą tradiciją taip reikia žiūrėti. Vienas yra labai aiškios tos tradicijos klaidos, yra moralūs dalykai, kiti subtilesni reikia paieškoti. Jeigu tai pagoniška, politeistinė, stabmeldiška tradicija, tai jos reikia atsisakyti. Ir tai turi pats gynešti savo gyvenime, savo kartoj ir po savęs palikuonims palikti kažką naują pagerinto, o ne imti nieko aš nepakeisiu, nieko aš tai pradau, tai paliksiu. Nieko netaisai. Tai progreso nėra jokio gyvenimo.
Ir žmogus priima religiją kaip aukščiausią tiesą apie dvasinį gyvenimą, bet visiškai jos nekvestionuodamas, o taip, kaip gavo tradicijai. Mūsų tokia, mes taip priimsim, kiti sako, mūsų kitokia tradicija, mes kitaip priimsim ir taip toliau. Ir visą taip eina kažkaip kaip sapne. Tai va, tradicijos tamsa gali būti. Toliau yra kita tamsa. Ja pavadinčiau atidėliojimo atlikti dvasinius sprendimus tamsa. Kada žmogus supranta kažkurio savo pojūčių, kažkuria savo smegenų dalimi, kad tam tikri sprendimai dvasinė gyvenime turi būti priimti. Kad ne viskas gerai mano gyvenime, ne viskas gerai mano supratime, kažką pataisyti, pakoreguoti reikėtų. Bet vis atidėliuoja, jau dabar tikrai ne. Oi, ne, tikrai ne šį, bet ne, artimiausius kelius metus negaliu. Oi, ne, dabar negaliu, aš dabar turiu kitų svarbesnių reikalų. Tai yra tamsa. Žmogus vis vėliau ištaisysiu pasaulėžiūrį klausimus, vėliau prisijungsiu prie bendruomenės, vėliau atsisakysiu kažkokio nuodėmingo veiksmo, dabar negaliu, kaip tu čia dabar, pavyzdžiui, to negaliu daryti, nes aš jau taip pripratęs, kaip čia žmonės pažiūrės, čia reikia pasiruošti, bet staigiai nenutrauksiu su nuodėme ar su klaidžiamoksliniu tų ryšių. Ir vis atidėlioja. Jeremija 8 skyrius 20 eilutę, paskaitykime apie šitą tamsą. Jeremija 8 skyrius 20 eilutę. Jeremija 8:20 sako. Praėjo pjūtis, pasibaigė vasara, o mes nesame išgelbėti. Vat kas yra. Kaip rusų pasakėčiai Ivano Krylovas, trikazai muraviai. Žiogas ir skrusdė. Reiškia. Tai čia yra tas pats biblinis principas, praėjo pjūtis, pasibaigė vasara, mes nesame išgelbėti. Čia tas pats, pjūtis praėjo, vasara pasibaigė, o javai liko nenupjauti, supūvo, sugedo, sunyko. Visą atidėliojom, ne šiandien pjausiu, nes čia arba bulvės pasodintos, ne šiandien, dabar negaliu kasti, dar reikia pasiruošti, o galiausiai supos. Praeis tas laikas. Bet atidėliojant, nežinai, kada pasibaigs terminas. Atsitiks taip, kad nebegalėsi pakeisti. Šitam gyvenime jau nebesusitvarkysi paprasčiausiai. Galbūt pasišauks į anapus, tau paims gyvenimą. Galbūt padarys taip, kad tu nebegalėsi mąstyti. Susirgsi kažkokią ligą protinę. Ir gali pasibaigti, gyvenimas bus tuščiai. Neištaisęs to dalyko, dėl kurio tu čia ir gimėjai, užaugai, pasiruošiai. Kitam čia mes pasirinkam, kad kažkokį dalyką atsinešėm, kurį turim ištaisyti. Šitą nepadarysim. Tai yra atidėliojimo tamsa. Yra labai pavojingas dalykas. Kuo greičiau sprendimus priimi ištaisyti dalyką, kurį supranti, kad negeras dalykas yra, tuo daugiau laiko bus dirbti su tuo. Tuo daugiau pasieks, tuo daugiau prie kitų dalykų prieisi. Čia žmogus atideda, pasižiūri, o laikas juk eina. Žmogus nesuvokia, laikė nesorientuoja. Ir jeigu žiūrim į priekį, tai atrodo, tau kiek čia dar laiko, jeigu žmogus žiūri į priekį. A jūs pažiūrėkit, kaip laikas eina atgal. Pažiūrėkit atgal, kaip praėjo 5 metai, 3 metai, 10 metų. Pamatysiu, kad labai greitai tas laikas praėjo. Ir ką mes nuveikėm savo gyvenime tokio, per paskutinį, žiūrėkime, Krymas. Krymas prisijungė prie Rusijos, taip? Kiek metų praėjo? 10 metų. 10 metų. 7/8 gyvenimo. 7/8 gyvenimo. Ką žmogus pasižiūrėtų, ką jis per tą nuveikė tokio, ką jis gyvenime, tai pakankamas laikas. Nieko labai gyvenau, nuvalgiu viską, baigtis, kasdienybė, darbas, namai, miegas, maistas. Nieko tokio. Ir vegetuoja žmogus kaip bulvė tą gyvenimą. Niekas nevyksta labai. Laikas eina, visi sutinka teoriškai, laikas brangiausia vertybė, antroje vietoje tik sveikata, pirmas laikas yra. O pasirodo tą laiką žmogus leidžia. Jeigu turi laisvą laiką, tai jis kažkokią nesąmonę užsiema. Išvaisto tą laiką tuščiai. Tai atidėliojimą atlikti tamsa. Jeremija 8:20, kad praėjo pjūtis, pasibaigė vasara, mes nesam išgelbėti. Čia Izraelis į šitą tamsą buvo pakliuvęs. Pražiopsoja. Praėjo laikas duotas jiem
ir jie neištaisė ir atėjo viskas, Babilono nelaisvė. Ir jam jis aprašo, viskas, būsit išvesti į Babilono nelaisvę, viskas, neatliko to laiką. Jie žydai nesakė, ne, mes netaisysim. Gerai, bet dabar mes turim kitokių, netidėliotinų svarbių reikalų, buitinių. Dabar mes nieko negalim dvasinio taisyti, nes yra buitiniai netidėliotini reikalai. Yra ir buvo ir visada bus. Ir žmogus, jeigu pažiūrės savo gyvenime, visą laiką bus vienas pasiteisimas, dar per mažas, per jaunas, ką jis gali dar suprasti, dar ateis laikas vėliau. Vėliau reikia mokslus baigti, kažkokius profesiją įsigyti, reikia šeimą sukurti ir taip toliau, o tada jis susiminės. Tada šeima, vaikai, namai, buitis, dirbti reikia, užsidirbti šiek tiek ir nėra kada, pensijon išeisiu, gal tada daugiau galėsiu, pašiau išeini pensijon, kai kas ir neišeina, nebesulaukia. Jie gyvena iki to, kad išeina, jau nebe ta galva, jau nėra tų įpročių, sudėtinga, arba pensija maža, reikia dar dirbti, vėl nėra kada ir. Gyvenimas tuščiai. Pragyvenai, atrodo, kad tik tai, kad pasidaugint, pavalgyt, pamiegoti. Papramagauti kažkiek. Gyvenai. Ir viskas dėl to, negi jūs dėl to čia atėjot, gerbėmiai, čia gimėt. Su rimta užduotim, su rimtais tikslais gimėt. Ne, žmogus sutinka, kažkas tokia yra, bet jo reikės, bet užsimsiu vėliau, bet neužsiema. Jis turi, matot, savo apgailėtinam gyvenime svarbesnių dalykų. Kągi, vasara pasibaigs, pjūtis pasibaigs, derlius liks ant lauko nenuimtas. Gali būti taip. Niekas nežinom, kada mus pašauks. Sakys, nesitaisai, nedirbi, pavelniu eik iš čia. Ir vėl iš naujo. Bet jau su sudėtingesniai, su daug didesniam užduotim grįšim. Už tą reikės dar atidirbti kitam gyvenime, ko nedirbam šitam, suprantat? Arba bausmę atlikti. Bet kasgi masto iš to dvasinio aspekto? Masto tik tai žemišką aspektą su žemišku aspektu lygina. Jis nebando iš aukštesnio pasaulio pozicijų pamastyti. Apie šakas iš šaknų pozicijos pamastyti. Žiūrim toliau. Ezavo tamsa dar yra. Dar viena tamsa yra Ezavo tamsa. Kada žmogus žemiškus dalykus vertina labiau negu dvasinius. Jeigu jiems taigi reikia pasirinkti kažką, pasiaukoti, paaukoti kažką į žemiško dalyką, kad dvasinį įgytum, ką čia gimu žemišką. Nereikia dabar, nenori. Gal ką nors gyventi, bet dabar tai man reikia šito. Jis ima. Pažiūrėkime. Ji vadinasi Ezavo tamsa. Pradžios 25 skyrius. Pradžios knyga 25 skyrius, nuo 29 iki 34 eilutės paskaitykime. Nuo 29 iki 34 eilutės. Atėjus metų gimdyti gimė dvynukai. Pirmasis buvo visas plaukuotas, jie pavadino jį Ezavu. Jo brolis gimdamas laikėsi Ezavo kulnies. Jį pavadino Jokūbu. Tuo laiku Izaokui buvo 60 metų. Berniukams užaugus, Ezavas tapo geru medžiotoju, laukų žmogum, o Jokūbas buvo ramus ir mėgo gyventi palapinėse. Izaokas mylėjo Ezavą, nes mėgo jo sumedžiotą žvėrieną, bet Rebeka labiau mylėjo Jokūbą. Kartu Jokūbas iškalė vyralą, o Ezavas parėjo iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbai: duok man savo raudoną vyralą, nes aš esu nuvargęs. Todėl jį praminė Edomu, nes ta sriuba buvo raudona. O Jokūbas pasakė: parduok man savo pirmgimę teisę. Ezavas tarė: aš mirštu, kągi man padės pirmgimystė. Valgyt man svarbiau už to pirmgimystę. Jokūbas pasakė: prisiek man. Taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmgimę teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių vyralo. Jis valgė, gėrė ir pavalgęs išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmgimystę. O tiem tie dvasiniai dalykai kuo mažiausiai. Jiems svarbiausias yra šitas aspektas. Momentinis kažkokio pigaus noro, alkio, naudos, poilsio, tingumo ar dar kažkokio poreikio patenkinimą savo. Ir jis teoriškai gal jisai suprastų, kad taip gyvenime yra aukštesnių dalykų, kad yra Dievas, yra Tora, kodėlgi ne, gal čia Dievo žodis mums reikėtų tos įsakymus susipažinti su jais ir kažkiek, jis faktiškai filosofiškai neneigia to pasaulio žiūrinių. Bet kodėl jis nevykdo? Tokių žmonių didžioji dalis beje.
Čia, gal ir nieko, gal čia viskas ir ne. Bet kodėl jie nepuola pasitikrinti arba nepuola vykdyti paprasčiausiai. Nes yra svarbesnių dalykų. Kodėl aš studijuoti, geriau pagulėti, paklausyti muzikos, kažką nuveikti, nuvažiuoti į gamtą, pagerti su draugais ar dar kažkur, užsimti kažko. Savo malonumą kažkokį tingi. Dar kažko ar naudos, čia dar reikės kažko atsisakyti, atsisakyti tano, kaip aš atsisakysiu, nes aš vartoju alkoholį, kaip dabar aš jau atsisakysiu, kaip aš atsisakysiu svetimavimo, kaip dar kažko atsisakysiu. Tokia problema su žmonėm. Jie pasirenka žemišką naudą, menkos vertės visiškai naudą. Dažnai net už Ezavo bliūdą lėkštės mažesnė nauda. Tiesiog jis ateitingi, tiesiog nori nieko neveikti, pagulėti. Jis neįs į susirinkimą, nes nepastudijos toros. Tai dar mažesnė nauda už tą lėkštę Ezavo. Aišku, jis pasijuoks iš Ezavo, tas Ezavas, betgi juk dauguma žmonių kiekvieną dieną ne po vieną kartą taip elgesi. Renkėsi. Galėtų dvasinį kažkokį, jis pasirenka kažkokį. Taip, yra Ezavo tamsa. Šitą reikia įsklaidyti tamsą būtinai, kad Dievo šviesa prasismeltų į mūsų gyvenimą. Giminės stabo tamsa, pavadinkim taip. Kada giminė, artimasis, kraujo giminaitis tampa stabu. Jo įtaka uždengia mums. Jisai prieš, giminės mano artimieji prieš, kad aš tyrinėčiau torą ar domėčiausi kažko ar lyščiausi. Jų interesas, jų pageidavimas aukščiau už Dievo interesą. Aš mielai prisijungčiau prie kahalos, studijuočiau torą su visais, bet mano sutuoktiniai nepriims. Oi, mano tėvai ar mano uošviai nepagirs, dėl to bus labai prieš. Sakė, nebandyk. Ir viskas, žmogus dėl to neina. Tai čia giminės stabo tamsa. Kada mes savo giminės arba artimųjų tamsai pasiduodame. Teisėjų 9 skyrius, paskaitykime nuo 1 iki 3 eilutės. Teisėjų 9 skyrius. Nuo 1 iki 3 eilutės. Jerubalo sūnus Abimelechas nuėjo į Sichemą pas savo motinos brolius ir kalbėjo visai motinos giminiai. Paklauskite Sichemo vyrų, ar jie norėtų, kad jiems karaliautų 70 vyrų, visi Jerubalo sūnus ar vienas. Atsiminkite, jog aš esu jūsų kūnas ir kaulas. Jo motinos broliai viską papasakojo Sichemo vyrams, jie tarė Abimelechui, kalbodami, jis yra mūsų brolis. Jie davė jam iš Balberito šventyklos 70 sidabrinių, už juos Abimelechas pasisamdė niekšų ir valkatų, kurie sekė jį. Atėjęs į savo tėvą namus, Afroje nužudė savo brolius, Jerubalo sūnus, 70 vyrų ant vieno akmens, gyvas liko tik Jerubalo jauniausias sūnus, Jotamas, nes jis buvo pasislėpęs. Taigi, reiškia, jisai siekia palaikymo, ir jį palaikė žmonės vien dėl to, kad jis yra jiem giminaitis, nes žmogus buvo blogas. Žiūrėkime, pakartoto įstatymą 33 skyrius dar apie tą tamsą kalbą. Pakartoto įstatymą 33 skyrius, 8-9 eilutės. Apie Levį jis tarė, tavo tumimas ir ūrimas, tebūna su šventuoju, kurį išbandėjai Masui, su kuriuo kovoji prie Meribos vandenų. Leviui patikė Levio giminį ūrimą ir tumimą. Ta priemonė, per kurią Dievas kalba visai tautai. Reiškia. Kodėl? Nes buvo išbandytas Masoje Levis. Levitai buvo išbandyti Maso. Kaip jie buvo išbandyti? Prisimenam. Jis sakė savo tėvui ir motinai, nepažįstu jūsų, savo broliams nežinau jūsų ir atstumė savo vaikus. Jis laikėsi Viešpaties žodžio ir sandaros. Kada dalis Izraelio nukrypo Mozei, per ilgai būnant ant Sinajaus kalno, dalis tuos nukrypo, pasidaro golemą, auksinį. Levitai lieka ištikimi. Nežiūrint to, kad daugelis ir jų tėvų ir brolių net sakė, ką jūs čia valia. Ne, giminystė, bet Dievo valia yra Dievo. Jie pasirinko Dievo valią, ne giminystės tada. Ir sako, už tai čia buvo išbandymas. Juk ir mūsų gyvenime gali būti išbandymas, pavyzdžiui, taip, su tokia situacija, kad, pavyzdžiui, kažkoks artimasis giminaitis kažkuris
prieš šitos dalykus. O čia tas pats išbandymas kaip Masui levitams, kad tu pasirinksi ar Dievo kelią, ar norą įtikti savo giminiai, artimam. Nu, pagal tai spręsis to žmogaus vertė Dievo akyse, ką jis pasirenka. Saugokitės artimo, nepasitikėkite broliu, nes brolis elgiasi klastingai, artimas skleidžia šmeižtus. Vienas apgauna kitą, jie nekalba tiesos, jie išmokė savo liežuvius kalbėti melą, elgtis suktai, kol pavargsta. Atvirkščiai, jeigu artimas kalba melą, elgiasi neteisingai, paprasčiausiai sako, saugokis jo, kad neįtrauktų tamsą, ar tu netaptum panašus toks iš solidarumo su tuo savo artimu. Nesako, artimas, ką darysi dėl artimo, ir jūs biški pameluokit, ir jūs pasielkit neteisingai ir sulaužykit Dievo įsakymą, nes artimas nori, kad tu sulaužytum tą Dievo įsakymą. Nesako taip, sako, saugokitės. O čia pavojus. Jeigu artimas bus nusiteikęs laužyti Dievo įsakymus, gyventi pagal kitus principus negu Torą, visą laiką bus mums išbandymas, aišku. Nes jis norės, kad ir mes laužytumėm. Labai retas atvejis, kada artimas pats negyvena pagal Torą, bet pasakys, jūs taip gyveni. Čia labai retas atvejis. Didžioji dauguma irgi norės, kad ir tu laužytum Torą. Nes jis laužo, nes jis taip gyvena. Kiekvienas žmogus, jo gyvenimo būdas, taigi etalonas visiems kitiem, ne tik jam. Turi būti teisingiaugi nieks neišmastė, negu mes patys savo. Kiekvienas taip žmogus galvoja. Žmogus egoistinė būtybė. Jo visi veiksmai yra jau patys geriausi ir patys tie. Ir dabar, žiūrėkit, mūsų artimasis giminė nevykdo tokio kažkokio tamsos plano, kurį mes vykdam. Tai kaip tai? Pasipiktinsim, darysim psichologinį spaudimą kažkokį, bandysim manipuliuoti juo emociškai. Vėlgi išbandymas. Sielos tvirtumui parodyti. Ar jį kaip avelę gali vedžioti vien dėl to, kad artimas, ar iš tikrųjų jisai turi savo vertybės, pasaulėžiūrį ir sakys, prašom gerbiamas artimas, gyvenk kaip nori, tavo reikalas, suaugęs žmogus, aš gyvensiu kaip aš matau reikalą ir viskas. Aišku, tada bus kelios manipuliavimo stadijos, piktumas, spaudimas, paskui apsimetimas auka. Ir tu šitai pasielgsi, Dieve mano, tu žinai, kad aš, pavyzdžiui, man blogai tenai, aš sergu ir taip toliau, kad aš nesveikas, man tenai koja ar šona ar galvas skauda ar dar kažką. Ir tu taip paelgsies. Ir tada ant gailesčio spaudžia, kadangi jisai nesveikas ar kažkokią lygą turi, ar kažkaip tai blogai jaučiasi, jam mes turim sulaužyti tą įstatymą, kad jam būtų nuo to geriau. Elementarus manipuliavimas, kai žiūri iš šalies, labai lengva suprasti, bet kai pats atsiduria žmogus toje situacijoje, jis jau nebemato, jis objektyvaus sprendimo nepriima. O čia išbandymas, čia tobulinimas, superinis reikalas. Tai Biblija apie visas tamsas kalba. Labai įdomis. Bet vieną tamsą, antrą, trečią, tada mes vis tiek, kai tas tamsas visas pašalinsim, tada tik pamatysim dievišką šviesą. O iki to mūsų siela nejaučia ne Dievo buvimo. Dievas kažkaip toli. O tada jausim taip, kaip dabar, nežinau, stalą gali paliesti. Tada mūsų pojūtis, šeštas pojūtis jaus taip Dievą. Ir aukštesnį pasaulį. Gerai. Dar viena tamsos rūšis, tai vadinkim taip stagnacijos tamsa. Mes ją vadinam. Tai yra atsisakymas priimti naują šviesą. Atsisakymas priimti gilesnį supratimą. Mes taip surėdami, kad ateinam į šitą gyvenimą, tarsi nieko nemokėdami, tarsi nieko nežinodami. Ir į tiesą einam, ne, staigiai per minutę atgimęs iš aukšto, naujas kūrinys Jėzuje Kristui, arba budistas, zenbudistas nušvitęs, iš karto jis jau dabar jau prieš minutę buvo tamsoje, po minutės jau šviesoje, jis jau dabar visiems aiškins, kaip gyventi. Taip nėra. Viskas pasaulyje vyksta labai lėtai. Ar augalas, ar žmogus, ar gyvūnas auga lėtai fizinis, dvasinis kartais dar ilgiau auga. Dvasinis pažinimas. Šiausiai. Ir nenori, kadangi tu daug nežinai, tu priverstas a priori priimti kažkokią tai tiesą tradicijai, kuri tau yra įdedama. Mes susidurėm su krikščionybė. Taip mes siekiam Dievą žodį, priimti krikščionybę. Bet po truputėlį
kapsi ta informacija, atsiranda kritinė masė tos informacijos, tų žinių ir patirties, kai tu matai, kad ne, krikščionybė nėra kelias. Ir Jėzus nėra nei kelias, nei tiesa, nei gyvenimas. Nesvarbu, kad jis tą apie save pats sako. Niekur tai neveda. Ir tada reikia pataisyti savo tą pasaulėžiūrą, kažko atsisakyti, to, ko jau prieėjai. Bet kitas dalykas, bet palaukit, aš tiek ten 5, 7 ar 15 metų jau tai buvau prieėmę, kaip dabar keisiu, kaip tai atrodys. Žmogus pasirenka stagnacijos tam. Čia paprastai dažniausiai teologų ir dvasiškių tamsa. Jūs manot, kad daug teologų ar dvasiškių jie tokie kvaili, kad nepastebi, kur pastebi. Bet tai ką tu dabar pakeisi tiek laiko, kol pastebėjai, jis aiškino taip. Ar ne? Gyveno taip, šitoj sistemai tarnavo, kuriu taip ir dabar pakeisi. Taigi, kaip čia taip? Nukentėsi netgi. Jeigu ne tik tai psichologiškai, bet apskritai visais požiūriais nukentėsi. Bus suspenduotas, išvarytas, išjuoktas, įsityčiotas ir panašiai. Ir pasilieka prie to. Tai pradau, tai paliksiu. Stagnacijos tamsa. Nes šviesa visada Dievas neduoda didelę, mes negalim iš karto tos didelės šviesos gauti. Mes nepajėgus. Tiesiog, pavadinkim taip, net laikės psichika, patelis sutriks. Tai mes tą šviesą, tą informaciją, tą supratimą visą per patirtį, per labai mažom porcijom gaunam. Didelim porcijom. Ir paskui gauni, pamatai, kad jau po 5 metų gavimą, tu matai, kad jau kažkur pasurėžė šiek tiek pataisyti reikia, kas buvo prieš 5 metų. Tai natūralu. Jeigu šito nebūna, tai žmogus apsimeta, tai nėra studėjimas, tai yra falšas. Jisgi negimė žinodamas, nė vienas negimė. Reiškia, per tos 50 ar 15 ar 20 metų studėjimą jis nieko naujo nerado, nieko pataisyti nerado, ir ten klaidų iš jo nebuvo padaryta. Nebūna taip, ar ne? Kam čia meluoti? Taip ir turi būti. Tai va, bet žmogus, kaip aš dabar pasakysiu, kad aš prieš 10 metų galvojau, va taip, o pasirodo ne taip. Gal mano autoritetas nukentės. Žmogui svarbiau net netiesa ir netiesa žmogui pasakyti autoritetas kažkoks psichologinis. Ką pagalvos žmogus? Pagalvos, ką pagalvos, ką padarysi. Tau turi būti svarbiau, kad Dievas pagalvos, ne kad žmogus pagalvos apie tave. Supranti, kad ir pats tęsdamas tą, kad tu pamatai, kad ne viskas teisingai, tu tą žmogų apgaudinėsi, tęsdamas, ne tik save. Tai va čia stagnacijos tamsa labai bjaurus dalykas. Apie ją rašo Jeremija 48. Moabo charakteris, tai va tai reiškia charakteris sielos, kuris šitos stagnacijos tamsos pateiktas. Kaip jis elgia. Moabas gyveno be rūpesčių. Nieko tau nereikia, tai pradai, tai paliksi, pasiėmė tokią doktriną, gimėm tam katalikų krašte gerai, katalikiškai priėm, ten viskas surašyta, išdirbta, ir nieko tau galvoji, be rūpesčių. Nuo pat savo jaunystės jo mielės nusėdusios yra ant dugno. Nevyksta jokia reakcija, joks darbas jame, jokių reakcijų, jokių nevyksta emocinių, viskas nusėdė, viskas. Jis nebuvo perpilamas iš indo į indą. Kaip tave įpylė į vieną indą, pavyzdžiui, katalikišką indą, taip tu iš jo neišsipylė. Neteko, kad reikia perpilti save į kitą formą tradicinę, į kitą supratimą. Ne. Ir nebuvo ištremtas. Neteko pasitraukti kaip Abraomui tos savanoriškos tremties, kelkės išeik iš to. Nereikia viską, kaip radau, taip gerai bus. Todėl jos skonis liko tas pats ir kvapas nepasikeitė. Moabas. Aš žinom, kas yra Moabas. Moabas kilo iš kur, kas jo tėvai? Lotas su savo dukra prisigėręs padarė Moabą. O toks va. Verda savo mielėse, nėra svetimo kraujo, neįeina niekas. Turi pastoviai kažkokią naują šviesą, naujas svetimas dalykas, kurio dar iki to neturėjai. Tai yra progresas. Čia įsivaizduokim, kas būtų žmogus, ką išmoko 1 klasė ir nieko daugiau jau, ką 8, 9, 12 klasė arba aukštajam jau nieko naujo nebeidėsi, jis tik tai tiek turi. Tai jokio progresų nebūtų. Tai va čia stagnacija. Bet religijai šitas ir dominuoja, toks stagnacijos tamsa, visos religijos dominuoja. Jo skonis nepasikeičia, kvapas nepasikeičia, jo mielės nusėdusios, nepirpilamas iš indo į indą, į tremtį neina. Iš savo komforto zonos. Susikūrė psichologinę komforto zoną.
Tai kvailystė, didžiulė kvailystė. Taip pat jis dar vadinama šitą tamsą pelkių tamsą. Balų ir pelkių tamsą. Ezechielio 7 skyrius, 11 eilutė. Ezechielio 7 skyrius, 11 eilutė sako. Čia kalba apie gyvybės upę ištekančią iš poslenkščio Dievo šventyklos, trečiosios šventyklos. Čia simbolinė ta upė. Ir žiūrėkit, 11 eilutė. Balos ir pelkėse vanduo nepasikeis, jis liks sūrus. Balos ir pelkėsios. Ir žinot, vanduo iš balų ir pelkių nelabai tu gali vandenį tą gerti, ne šaltinis. Taip, šaltinį gali atsigerti. Bet iš balų ir pelkės. Kodėl? Kodėl negali iš balos ir pelkės gerti? Jisai nebešvar, jisai neteka, jis nejuda, jisai visiškai nejudantis. Stingęs, šiltas, todėl veisėsi jame visokia velneva. Vartot netinka. Tai va tokia ideologijos, religijos, pasaulėžios sistemos jis tapo balom ir pelkiam, kurių negali gerti. Tas pats balos vanduo, žinai, pripilė jis ant kažkokio kvepalų šampūną, supranti, tualetinio vandens, supranti, kvapas yra, o gerti vis tiek negali. Tai va tai labai svarbu šitos tamsos išvengti, nes yra labai pavojinga tamsa. Izraelio tamsa, dar vienas dalykas. Izraelis gerai, ar ne? Bet gali būti Izraelio tamsa. Mes esame išrinktieji. Todėl mes teisūs, mes viską žinom ir mūsų negalima kaltinti ir mes ką bedarom, viskas mums gerai. Save nekritiškai pradeda vertinti, nes mes išrinktieji. Da galima pavadinti šitą tamsą sektantišką tamsą, sektantizmo tamsą. Kiekvieną sektą, kokią be paims, jie vieninteliai išrinktieji, jie teisingai žino, visi kiti klysta, o jeigu ir neklysta, tai tiek, kiek sutampa tų žmonių įsitikinimai su tos sektos mokymu. Visi kiti viskas, visi. Ja, klasikinis variantas Jehovos liudytojai. Visi klysta, visas pasaulis klaidoj, vienintelė šviesa yra Jehovos liudytojai. Šiausiai nori būti išsigelbėt, ateik į Jehovos liudytojai, nes ateis Armagedonas, visus ne Jehovos liudytojus sunaikins, neliks nei vieno ne Jehovos liudytojai. Vienintelis variantas, atei Jehovos liudytojai, gerai, viskas, tu jau patek, viskas padaryta. Svarbiausia priklausyti į sektai. Išsigelbėjai. Tas pats ir Izraelio tamsa. Reiškia, labai pavojinga tamsa. Pažiūrėkim Izaijo 42 skyrių apie Izraelio tamsą. 42 skyrius, nuo 19-20 eilutė sako. Kas toks aklas, kaip mano tarnas, čia apie Izraelį kalba. Ir kurčias, kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu. Kas toks aklas, kaip ištikimas, kaip viešpaties tarnas. Jis žiūri, bet nepastebi, ausis atviros, bet jis negirdi. Jis aklas tampa. Apakina šitą tamsą. Izraelio tamsa apakina. Žiūrim toliau, 23-25 eilutės. Kas iš jūsų atkreipia dėmesį, tai rūpinasi tuo, kas bus ateityje. Kas leido Jokūbą apiplėšti ir Izraelį aplaukti. Ar ne viešpats, kurią mes nusikaltom, jie nenorėjo vaikščioti jo keliais ir paklūsti įsakymui. Atsimenat, kaip sako Jeremija pranašystai. Nesiraminkit melagingą paguodą, kad čia yra viešpatė šventykla. Jūs ką, sako, jūs galite ateiti, jūs galite vogti, svetimauti, plėšti, paskui ateiti iš šventyklos, sakyti, kad mes išrinktieji, nes čia pas mus yra šventykla. Nieko panašaus. Šventykla iš jų buvo atimta, pačiu brutaliausiu ir bjauriausiu būdu. Taip, kad tas nieko jiems nepadėjo. Ja, tai kokių yra įdomių tamsų. Toliau yra vidinė tamsa, vadiname. Vidinė tamsa. Vidinė tamsa tai yra mūsų geismai, įvairūs geismai, reiškia vidinė tamsa. Apie tą rašo Siracido knygoje 18. Siracido knyga 18 skyriui 30 eilutė. 18 skyrius, 30 eilutė. Nesek paskui savo geismus, tvardyk savo geidolius. Ir 31 sako, jeigu leidi savo tenkinti užgaidas, jos pavers tave pajuoka tavo priešams. Žmogus taip surėdytas, kad jisai kaip tas asilas, kuriam morka pakabinta priešais.
ir jis eina tos morkas ir tempia vežimą. Jis ne todėl, kad jis vežimą tempia, bet jis siekia tos morkos. Tai žmogus taip surėdęs, jis tenkina savo geismus pastoviai. Pastoviai tenkina. Jis daro tą arba nedaro to, kad patenkinti vieną ar kitą komforto, sotumą ir seksualinius įvairiausių ir taip toliau. Vidinės tamsos, tai yra geismai, vidinė tamsa. Antibendruomeniškumo tamsa, aš ją pavadinčiau. Dar viena tamsos rūšis yra. Kas yra antibendruomeniškumo tamsa? Ji susideda iš dviejų tokių tamsų. Pirma tamsa tai yra atsisakymas, nenoras kurti šeimą. Vienas ir viskas, man gerai ir nenoriu nieko aš paprasčiausiai. Tai ne pagal Dievo įsakymus, jis neturi noro tokio turėti. Tai yra tamsa, tamsos rūšis. Jis turi bandyti sukurti šeimą. Tai reiškia. Kodėl? Pradžios 2.18 sako. Šios knyga, 2 skyrius 18 eilutė sako. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Taigi žmogui negerai būti vienam, sako Tora. Ir 24 eilutė, tam pačiam skyriui antroji. Todėl vyras, tai yra įsakymas, todėl vyras paliks savo tėvą bei moterį, susitiks su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. Tai reiškia vienu kūnu. Šiaip žmogus vienas, jis yra tarsi pusė kūno. Jisai negali savęs realizuoti pilnai. Toliau, Patarlių 31.10 paskaitykim. Patarlių knyga, 31 skyrius, 10 eilutė sako. Kas gali surasti gerą moterį? Yra daug vertingesnė už perlus. Taigi, reiškia, net didžiausios pasaulio brangenybės yra neprilygsta sutuoktiniui. Geram, aišku. Geram. Čia kalbam apie gerą sutuoktinį. Ekleziasto 4 skyrius pasižiūrėkime. Ekleziasto 4 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės sako. Du geriau yra nei vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų, bet vargas vienam, jei jis krinta, nėra kas jam padėtų. Čia nebūtinai, kad, žinot, nugriuvo žmogus blogą pasidarė ir niekas greitosios neiškvietė, nes vienas gyvena. Ir rado jau pašvenkusi po savaitės, duris išlaužė. Nes ateis visas sutuoktinis ras, iškvies greitoje, suteiks pagalbą ir taip toliau. Ne vienas gyvena. Bet kalbama ir apie dvasinį, psichologinį ar kokį tai kitą kritimą. Vienas kitą palaikys. Gali žmogui atėti sunkus periodas, kas jam išties ranką. Jei dviese miega, vienas kitą šildo, bet kaip sušilti vienam? Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti. Prie ko čia ta triguba virvė, jeigu du šeima? Kodėl triguba virvė? Šeima kuriama iš 3 asmenų. Tokia savotiška poligamijos rūšis. Šeimą sudaro ne 2, o 3 asmenys. Vyras, moteris ir Dievas. Jeigu šeimoje nėra Dievo to elemento, tai ta šeima ji mažai vertinga. Niekas. Turi būtinai būti trečias asmuo Dievas. Šeimoje. Dievo vardu, Dievo garbį, Dievas pagrindinis tikslas ir dar šeima gyvent pagal Dievo duotus principus. O tada Dievas bus. O tada jau tikrai viskas. Šių trigubas virvės nepertrauksi. Dvigubą, nesako, nepertrauksi. Taip ir viengubą dar pertrauksi. Tai šeima iš 3 asmenų susideda. Ne iš 2. Reiktų papildyti šeimų sąjūdį, ar ne? Patarlių 18 skyrius, 22 eilutė. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir viešpaties palankumą. Vau! Įdomus dalykas. Gerą sutuoktinį susirandi. Gerą susirandi. Ne tik tai, kad laimės randi. Visokeriopas. Bet dar viešpaties palankumą. O geras dabar šaunuolis. Ieškoji, susiradai, dar aš tau padėsiu. Va kada tik tai viešpaties palankumas bus, matot? Pilnas. Tai pirma tamsa reiškia atsisakymas kurti šeimą. Antras dalykas – atsisakymas bendruomenės, kahalo, nenoras. Kam tas, ašgi pats galiu studijuoti, aš pats viską. Arba aišku, kažkiek tenai paskaitysiu, kažką paklausysiu, nepriklausydamas bendruomenį. Jis nesupranta paprastą dalyką, kad Dievas priima žmogų tik kaip indą.
O indas tas susideda ne mažiau kaip 10 suaugusių žmonių, tas minjanas turi būti. Apie tai kada kitą kartą plačiau pakalbėsiu. Taigi, nepriklausomas bendruomeniai irgi taip pat kaip ir atsisakymas kurt šeimą yra tamsa. Nepriklausoma bendruomeniai, religiniai turime, koralų, tamsa irgi iš 2 dalių savo ruoštų skirstosi. Įstatymiškai netampa narys, nepriklausom, jis nenarys bendruomenės. Nenori būti nariu, viskas. Neieško bendruomenės, kurį gali priklausyti ir nereikia. Man aš vienas pats pačiausias esu. Ir gali būti psichologinis. Nepriklausomas, jis formaliai narys bendruomenė, bet psichologiškai save kaip ir atskirai pozicionuoja. Vidinį jisai jis netapatina save su bendruomenė. Tai irgi tamsa, bendruomenės nepriklausoma tamsa. Tai yra koks įdomus dalykas. Taigi visos šitos tamsos turi būti čia tik dalis tamsų, čia galima būti daug. Čia aš pavyzdžiui, Biblija yra tamsų knyga, tai yra šiek tiek kaip pavyzdys, kad skaitydami šventą raštą, Tanachą, jūs rasit labai tamsas, kurias pašalinam. Ir kai mes tas tamsas visas pašalinam, kuo daugiau tamsų pašalinam, tuo vis labiau šviesos daugiau prasiskverbia. Viskas šiek daugiau, ir jeigu visiškai tamsas pašalinsim visas, sugebėsim įveikti savai tas tamsas šitam gyvenime, mes pilnai Dievo šviesą patirsime. Izaija 42:16 įsipildys tada. Pranašas Izaija 42 skyrius 16 eilutė, kuri sako: Aš švęsiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takiais, pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus tiesiais, aš tai vykdysiu ir jų nepaliksiu, pakeis tamsą šviesa. Bet tas procesas iš 2 dalių. Žmogus kovoja su ta tamsa, šalin, Dievas padeda. Vyksta tas procesas. Bet Dievo pagalbos irgi nieko neišeis. Aiškiai, turi Dievas ir kada pakeičia tamsą, tas nuimamas šydas, tai nuostabus dalykas įvyksta. Šitos tamsos visos, jos yra Dievo sukurtos. Jos reikalingos sielai, kad galėtų tobulėti per kovojimą su tomis tamsomis. Toks principas tobulėjimo. Štai tau tamsos, įveik jas ir kovok. Tai štai koks. Paskaitysiu aš jums iš pranašo iš Siracido knygos 11 skyrių 16 eilutės. Siracido 11:16. Klaida ir tamsybė buvo sukurtos su nusidėjėliais. Klaida ir tamsybė buvo sukurtos su nusidėjėliais. Siela, kada jinai netobula, egoizmas, tai yra nusidėjusi siela, sukurtos klaidos ir tamsybės. Klaidos taip pat nuo Dievo duotas visi. Kad tu rinktumės, įsityrinėtum, atsirinktum ir taip tobulėtum, augtum. Tamsybė, kad ją pašalintum, nusiviltum tą tamsybę ir tik tada šviesa ateis.